yra patirti malonumą pačioj kelioniai. Netgi siekiant pačių tokių atrodo stipriausių gyvenime tikslų, kur reikia įdėti valios ir pastangų, tarkim mankštos ar kažkabai sunku projektą įgyvendinti. Mes galim prisigalvoti krūvą įvairiausių savo strategijų, palinksminimų, užuomenų, tarpinių punktų, kuriuose apdovanosim save už tai. Tarpinių, mažų žingsnelių punktų, kuriuos kai pasieksim, apdovanosim save. Nebūtinai, kai jau tilpsim į džinsus, bet kai jau pusę kilogramo pajudėsim link tikslo. Kai džingsai įsitrauks iki kelių, jau bus galima. Bet mergaitės, ar jums niekada taip nėra buvę? Turbūt visiems taip yra. Tas tikslo siekimas ir yra tas pats saldumas. Jau kaip įlysi tuos džinsus, tu turbūt turės sukurti naują idėją, svajonę kažkokią, ar ne? Būtinai. Čia vat prie ko mes ir grįžom, prie pirmo punkto. Nes nebeįdomu paskui. Aistra. Vat labai teisingai paminėjot, kai jaučiam aistrą, tada vat pats procesas net yra malonumas ir jau atkrinta daug tų techninių, psichologinių dalykų, nes pats jau procesas teikia malonumą. Va būtent dėl to pirmam žingsnį ir paminėjom, kad jeigu matom, kad po tikslu ir siekiu nėra aistros, nėra kažko, kas mus veda. Vyrai, kai jau pasiekėt moterį, taip nesielkit, aišku, jokių būdų. Neieškokit kitos. Jo, šiuo atveju tikslo keisti nereikėtų, nes jau kalbam apie ilgalaikės vertybės ir meilę. Bet jeigu kalbam apie savęs tobulinimą ir ėjimą į priekį tiek materialių, tiek dvasinių tikslų atžvilgių, taip, pasiekus kažkokią viršūnę, jeigu mes joje sustojam, stovintis vanduo pūna. Mums reikia naujų tikslų, naujų idėjų. Ir kaip sakė Albertas Einšteinas, jeigu mes turim tas pačias idėjas ir darom tos pačius veiksmus ir tikimės naujų rezultatų, tai yra tiesiog kita beprotystės forma. Turime imti naujas idėjas ir naujus veiksmus, tada ir turėsim naujus rezultatus ir įvairovę gyvenime. Imamės naujų veiksmų ir sakome, kad neišeitumėt iš proto. Nuo to tikslo, kad norit būti milijonierium, kad norite būti sėkmingu ir laimingu, mes kelbėme reklamą. O kaip to milijonierių tapti iš karto po jo? O paskolink man tušinuką, nes turėjau susirašyti tikslus per reklamą. Nerealios namų šeimininkės. Bankai griežtina būsto paskolų davimą. Norintys pasiskolinti turės sukaupti 15% pradinį įnašą. 2 valandą 50 minučių per Baltijos televiziją. Nerealios namų šeimininkės. Sveiki, mėlyje, grįžę po reklamos, o mesgi su Dariu Ražausku aiškinamės, kaipgi pagauti tą paukštę, laimės paukštę. Dabar sakykite, kaip su tais norais, bet jeigu aš, pavyzdžiui, turiu kažkokią susigalvojusi nerealų norą, kuris, na, žinau, kad niekada neįsipildys, pavyzdžiui, tapti Amerikos prezidentu, nu, kažkokia visiška nesąmonė. Palauk, prezidentu tu tapti negali, bet prezidente gali. Ja, aš čia kaip pavyzdį sakau, jeigu mes turime, pavyzdžiui, turime tikrai nerealų, susigalvoję kažkokią svajonę ir jie niekada neįsipildys. Kaip su tuo realumu? Puikus pavyzdys. Vėlgi, yra labai paprasti patarimai, kuriais galim pasinaudoti ir žiūrovai gali pasinaudoti, kaip tą tikslą padaryti efektyvesnį ir paprastesnį. Va, tarkim, turim svajonę, norą, tikslą būti JAV prezidentu. Pirmoji taisyklė, bet kokie tikslai jie turi būti pozityvūs. Šiuo atveju tai yra pozityvus. Pozityvumas tai reiškia tiksle nėra žodelio ne. Ten, pavyzdžiui, aš nenoriu būti ar kažkaip. Šiuo atveju puikus tikslas, pozityvus. Važiuojam toliau. Tai turi būti tikslas kontrolės zonoje, tai reiškia susijęs su jumis. Ne kad kažkoks Sadamas Huseinas kažką padarytų Vladimirui Putinui, kur jūs turit būti toj svajoniai tam tiksle. Šiuo atveju vėlgi tikslas puikus. Na gerai, nusileiskime ant žemės. Lietuvos prezidente, pavyzdžiui, na irgi nerealu, bet sakykime. Viskas realu, absoliučiai realu. Kontrolės zona yra. Svajonėje tu esi. Judam toliau. Tai turi apibrėžta laiko rėmuose būti. Pasąmonė ir protas priima dalyką tik tada, tikrai, kai mes pasakom iki tada ir tada, arba tada ir tada, aš tuo ir tuo. Tai reiškia, turim savo pasakyti, kad 2024 metais aš būsiu Lietuvos Respublikos prezidentė. Netgi taip tiksliai. Tai tikslumas yra visais tyrimais, kiek yra pagrįsta, tikslumas yra didžiausia jėga. Kiekvienas žmogus žino savo kelią link laimės. Jeigu šiuo atveju svajonė yra būti prezidentu, kas rytą ir kas vakarą, prieš miegą ir atsibundant, jau atsibudimo būsenai reiktų savo tą klausimą užduoti. Kaip man tapti prezidente? Ir matyti save esant prezidente. Tada
Nesureikšminti šito klausimo ir nesitikėti atsakymo čia ir dabar. Mes dažniausiai viską sureikšminam ir atsakymų negaunam, nes iškart pradedam žiūrėti. Po savaitės, mėnesio, 2, po pusės metų pastebėsit, kad pradeda po truputėlį ateiti atsakymai. Knygų, seminarų, žmonių, patarimų, filmų, įvairiausiom formom ir pradės dėliotis mintis. Gal man reikia pasimokyti tą, gal sukurti tokią laidą, gal dalyvauti ten, gal nueiti pas tą, gal susipažinti su tuo, gal užsirašyti į tokią partiją. Ir tai po truputėlį visos didžiosios 1000 mylių kelionės prasideda nuo vieno žingsnelio, kuris yra lygiai 25 cm, 30, nu, priklausomai nuo kojos dydžio. Lašas po lašo, rakmenį pratašo. Lašas po lašo. Ir čia nereikia sureikšminti ir skubėti šitame procese. Bet jeigu mes turim tikrą tikslę svajonę, jinai visada materializuojasi. O kaip su tais blaškimais? Pavyzdžiui, kai žmogus nėra apsisprendęs, jis turbūt veltui švaisto ir laiką ir energiją. Pavyzdžiui, būsiu gal žurnalistu, o gal būsiu mokytojas, o gal dar kažkas. Ir jisai neapsisprendžia. Bet kada tu turi turėti tikslą, tiksliai žinoti, ko tu nori. Apsispręsti yra sunkiausia. Bet dažniausiai sunkiausia todėl, kad mes norim greito, paprasto apsisprendimo ir saugaus atsakymo. Mes bijom, kaip minėjau, savo uždavinėti klausimą ilgų laikotarpių, kas rytą, iš ryto, vakare, prieš miegą ryte. Ir nelaukti atsakymo čia ir dabar šią sekundę, nes jis ateis. Ir mes tikrai susivoksim gyvenime, pajusim čia, kur yra mūsų tikslas, kur mus veda širdelė, kad aš noriu daryti tai ir tai, arba aš noriu daryti tą ir tą. Aš balsuosiu už tave, būk tu ta prezidentė. Aš irgi balsuosiu. Tik mums reikia nusistatyti laiką. Jeigu nori tapti milijonierium, nusipirk loterijos bilietą. Jei ne šį kartą, tai kitą. Susirask vyrą milijardierių. Taip, nes milijardierius padaryti milijonierių yra labai paprasta. Tai šį vakarą mes norėjome jums pasakyti tiek. Merginos, gal jūs ką nors pridursit? Ilgai nelaukite, griebkite popieriaus lapą ir tučtuojau iš karto po laidelės pradėkite rašyti savo svajones. O kai kitą kartą darbo dieną 19:10 įsijungsite Nerealių namų šeimininkių laidą, jūs suprasite, kad jūsų tikslas yra pasiektas. Gerai, tu čia Pasimatymo rytoj. Ate. Nerealios